Nauja kopa paimta. Naujas finišiukas. Lietuvoje tai sakė, kelro šalo. Na kągi, mes čia turim 11 dienos pabaigą. Nu, kaip ne pabaigą, bet greičio ruožo pabaigą. Finišas, važiuojam į bivaką, buvo greita, bet klastinga trasa, daug tokių išgraužų, daug didesnių, mažesnių akmenų. Mašinos pradėjo lenkti, labai daug durkių, labai nieko nesimato, tokios tarp augmenijos siauri keliukai, tai lėkiau kaip galėjau, atlėkiau pirmas. Iš mane anksčiau, kas startavo anksčiau atvažiavo, bet aš pirmas. Viskas gerai.